Sveiki, jūsų dėmesio į tinklalaidę Važiuojam su susisiekimo viceministre Akvile Daniele. Sveiki. Sveiki. Aš esu Asta Dudurytė. Viceministrės Akvilės Danielės kuravimo sritis yra elektroninių ryšių sfera, pašto veikla, darnaus judumo projektai. Ir pati viceministrė propaguoja tą darnaus judumo gyvenseną. Į darbą važinėjate traukiniu? Taip, tikrai taip, tenka važiuoti traukiniu, nuo traukinio iki ministerijos viešuoju transportu. Traukiniu važinėjate, nes gyvenate Kaune, dirbate Vilniuje. Taigi kasdieną Kaunas, Vilnius, Vilnius, Kaunas, ar ne? Taip, tenka. Ar patogu? Taip, iš tikrųjų patogu, suderinti grafikai, pritaikyti prie darbuotojų poreikių, kas važiuoja į darbus, po darbų irgi yra pakankamai maršrutų, tai tikrai užtikrinamas šitas priemonė. Ar bandėte matuoti laiką, kiek užtruktumėt važiuodami tą patį atstumą automobiliu, kiek traukiniu, kas patogiau? Ir tas iš tikrųjų yra patogu, tik tai traukiniu važiuodamas dar turiu kažkokią tai kitą veiklą, gali paskaityti, ar tai knygą, ar pasižiūrėti telefone informaciją. Taip, mašina yra patogiau, nesi pririštas prie grafiko, sėdi, išvažiuoji, tai tame turbūt didžiausias skirtumas. Jeigu laiko prasme, tai yra panašus laikas iš tikrųjų. Ir tada, kai atvykstate su traukiniu į vietą, kaip toliau keliaujate? Pėsčiomis, minėjote visuomeninį transportą? Taip, visuomeniniu transportu dažniausiai tai iš tikrųjų labai yra patogu, nes irgi susisiekimas, grafikos, maršrutai yra pritaikyti labai tinkamai prie traukinių tvarkaraščių, tai tikrai tą renkuosi ir rekomenduoju kitiems tą daryti. Prie ko aš vedu? Tokiems keliautojams kaip jūs labai patogu būtų turėti vieningą bilietą turbūt, ar ne? Taip. Vieningo bilieto idėja nėra naujiena, bet dabartinis susisiekimo ministras Jūras Taminskas viename interviu kalbėjo apie tai, kad per 2 metus iki 2028 bus sukurta vieningo bilieto sistema ir jau šį pavasarį bus ruošiami tam tikri teisės aktai tam, kad gimtų vieningas bilietas. Kam jo reikia, sakykit? Kaip tai atrodys ir ką jis apims, kokias transporto rūšis? Vieningo bilieto idėja tai yra, kad siekiamybė apjungti skirtingas transporto rūšis, tai kad žmonėms suteikti galimybę planuoti savo keliones, tai ir traukiniais, ir autobusais, įtraukiant paspirtukus, automobilių keitimosi paslaugas. Tai apimtų viską, tai yra nuo kelionės suplanavimo iki galutinio tikslo pasiekimo ir kad vienoje sistemoje mes galėtumėm tą viską matyti. Ir kad sistema dar galėtų mums parodyti tam tikras pasirinkimo galimybės, tai ar tu nori greičiau, ar tu nori pigiau, ar tu nori pabaigti kelionę, tarkim, dviračiu, ar tu nori važiuoti su, tarkim, kita transporto priemonė, tai kad žmogus turėtų pasirinkimą. Tai yra turbūt to vieningo bilieto pagrindinė mintis, tai yra greitis, patogumas, pasirinkimas ir planavimas. Laikas tikrai turbūt kiekvieno iš mūsų yra labai svarbus elementas šiuolaikinėme gyvenime, tai tą, kad galėtumėm sutaupyti, tai tikrai tas ir planuojama padaryti. Mes paklausėme Vilniečių, ką jie mano apie vieningą bilietą. Reiktų jo ar nereiktų, taigi dėmesio paklausykime. Vieningas bilietas visam transportui. Ar teko girdėti apie tokį dalyką? Esu girdėjęs. Tai įsivaizduokit, būtų programėlė, ar ne, traukinys, autobusas, Taip. Galbūt net lėktuvas, viskas viename. Reikalinga, naudinga? Aišku, reikalinga. Patogu tiesiog. Gal ir nieko būtų įdomu susipažinti labiau.
šiuo atveju nelabai naudojam, daugiau važinėjom patys ir daug keliaujant turbūt taip, tai būtų naudinga. Reikalinga, naudinga ir populiaru bus. Niekada negalvoju, tikrai apie tai neįsivaizduoju, galbūt būtų smagu, jeigu nereikėtų tada daug apsikrauti, viskas vienoje vietoje būtų. Iš tos pusės tai jo, iš kitos pusės nežinau, ar tai įmanoma. Sakyčiau, nelabai naudinga, nes abejoju, kad žmogus tą pačią dieną ir išvažiuotų, nebent truktų kokias 7 dienas. Tai žmonės, kurie atskristų čia į Vilnių, tuomet gal ir būtų naudinga jiems, bet man reikia, pas mumis ir taip yra pakankamai gera sistema. Tai. Manau, kad būtų naudinga, nes tu gali eiti ir iš karto nuo autobuso į traukinį arba kažkaip kitaip. Visos Lietuvos mastu, jo, aišku, reikalinga. Ir dizainas apskritai turi būti geresnis tiek pačiose stotyse maršrutų turi būti aiškiau ir pačių programėlių, nes aš kada užsienį gyvenu, tai programėlių pirmiausia per daug, kalną reikia išsirinkti, kas ką daro, net visuoja norėt nusipirkti bilietus, tai manau, kad jo būtina reikėtų. Dėl skrydžių nemanau, kad reikėtų, nes tiesiog būtų jau čia per daug visko. Ne tai, kad žmonės klaidintų, bet skrydžiai tiesiog veikia kitaip. Man atrodo, kad reikia. A senjorams bus pigiau truputį, taip. Taigi tokia nuomonė, vieni pritarė, kiti ne, bet iš tikrųjų išsiskyrė 2 dalykai. Tai yra vieningo bilieto, jeigu jis toks būtų, tikime, kad bus, kaina. Ar tai neišbranktų važiavimas ir naudojimasis viešuoju transportu? Ir antras dalykas, ar tai būtų prieinama vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems kartais norisi tą bilietėlį nusipirkti pas vairuotoją ar kioskę? Taigi, ką apie tai galėtumėt pasakyti? Taip, tai visų pirma, dėl kainos, tai manau, kad kaip tik tai būtų pasiekta sinergija, nes būtų atjungtos skirtingos transporto šakos. O pasiekiamumas, tai taip pat jau senjorai pas mus irgi yra skaitmenizuoti ir tas technologijas įvaldo tikrai nemažai gyventojų. Na, o kas tikrai neturėtų galimybės naudotis tokią sistemą, tai vis tik yra planuojama palikti tą tradicinį būdą, tai kad bilietus galima būtų įsigyti tuo tradiciniu būdu. Ir koskos, ir parduotuvės, ir tose pačiose transporto priemonėse, kur yra šiuo metu ta galimybė suteikiama. Nuo vieningo bilieto pereikim prie darnaus judumo priemonių. Ir darnus judumas, vieningas bilietas, tai yra toks tęstinis projektas, bendras projektas. Ir vėlgi kviečiu pasiklausyti, ką apie darnų judumą, jo įtaką kasdienę mūsų gyvenimui galvoja Vilniečiai. Pasiklausykime ir paskui grįšim ir tęsim pokalbį. Daugėja ne tik Vilniuje, apskritai Lietuvoje dviračių takų, populiarėja elektromobilumas. Labai populiarios transporto dalymosi sistemos. Žmonės renkas dviračius, paspirtukus. Ar tai keičia kažkaip jūsų įpročius renkantis transportą? Keičia. Iš tikrųjų, eini šaligatviu, reikia dairytis dabar dažniau. Čia vienas iš faktorių. Antras yra, aš pats kartais paspirtuku važiuoju, kai reikia greičiau kažkur mieste pranaviguoti, tai renkuosi tai, kas gana greit praneria pro greičius. Tiksliau, pro takus, takelius ir dviračių takų taip, dabar yra daugiau. Aš 2006 atvykau, tai čia buvo tragedija šito klausimu. Dabar mes turim tam tikrą infrastruktūrą, netobulą, tikrai yra kur dar pasistumėti, bet šaunu kryptis, kurią judam. Tai aš tai arba pėšis, arba savo mašiną vairuoju. Tikrai ne. Mes renkamės tai, kas patogu. Važiuojame ir su dviračiais, ir su elektriniais dviračiais, ir su automobiliu, visko. Tai aš labai daug dviračių važinėju, tai nekeičia pasirinkimo, tik tai dar daugiau tada važinėju. Ir dviračių takai pas mus yra neblogai suorganizuoti, bet nepadaryta pakankamai sujungimų. Reiškia, privažiuoji, paskui neaišku kas, paskui kitas dviračių takas, tai gal daugiau reiktų pasirūpinti jungtimis dviračių takų. Ir naujų dviračių takų gerai, aš labai taip teigiamai žiūriu. Ne, tai dviratis vis tiek yra laisvalaikio arba transporto priemonė. Pats gyvenu specialiai centre, nes darbas yra centre, tai mano automobilis iš vis nereikalingas yra.
O šiaip, nepakeisi dviračių automobilio, kai reikia nuvažiuoti kur nors į Klaipėdą ar kažkur, tai vis tiek važinėja automobiliais. Kaip manot, ko reikia, kad lietuviai pereitų nuo tradicinių transporto priemonių prie visiškai tvarių? Pirmiausia, reikia sutvarkyti automagistralę numeris 1 Vilnius, Kaunas, Klaipėda. O nuo to pradėti. O visa kita ateis savaime. Aš tai norėčiau, kad tikrai būtų mažiau automobilių. Nepopuliari nuomonė, kuo mažiau automobilių, tuo sveikiau gyvena miestas. Aišku, pats vairuoju automobilį ir iš miesto išvažiuoti be jo yra sudėtinga. Tai čia yra dvi tokios medalio pusės. Tikiuosi, kad per ateinantį 10-metį situacija keisis. Ir čia, kur dabar matom aplink automobilius važinėjančius, galbūt jų bus mažiau. Šeimos turės galbūt optimalų kažkokį sprendimą, ne kiekvienas po 2 automobilius. Ir viešasis transportas bus geriau išvystytas. Lietuviai pereitų prie tvaraus transporto, kad rinktųsi aplinkai draugiškesnį transportą. Daugiau reklamos į tą pusę ir laiko persiorientuoti. Infrastruktūros reikia tiesiog, nes gyvenant bute turėti elektromobilį, nėra, kad ir kaip skaičiuotum, nei logiška, nei patogu šiai dienai. Tokia buvo vilniečių nuomonė ir, žinot, Vilnius dar ne visa Lietuva. Ir kai kalbam apie tą žalę kryptį, apie darnaus judumo įvairiausias priemonės, orientuotis tik į Vilnių negalim. Vilniuje iš tikrųjų, kaip ir sakė mūsų kalbinti vilniečiai, ir pėsčiųjų takų, ir dviračių takų, ir įvairiausių judumo priemonių galimybė, jos yra pasiekiamos. Bet kalbėkime apie regionus, apie mažesnius miestelius. Kaip darniame judume dalyvauja savivaldybės, kiek tam skiriama lėšų? Iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiuo metu yra net 26 savivaldybės, 60 pasirengę darnaus judumo planus ir jos derinasi, plečia infrastruktūrą ir siekia, kad kuo daugiau būtų išvystyta darnus judumas, tai yra ir dviračio takai, įkrovimo stotelės, paspirtukai, žalesnis transportas, tai tikrai tas džiugina, o taip yra ne tik tai didžiosios savivaldybės, bet ir mažesnės tikrai integruojasi ir daro nemažą pažangą šitoj srityje. Viceministrė, kaip galvojat, kiek gali prireikti laiko? Čia ir kalbinti vilniečiai sakė, reikia laiko, reklamos, infrastruktūros, bet visą tai mes jau darom, dirbam. Kiek prireiks laiko tam, kad didžiąją dalį visuomenės persodintumėm iš tų ne visada švarių automobilių į švaresnius, ekologiškesnius, tvaresnes transporto priemonės? Darnus judumas tai yra ne toks trumpalaikis projektas, o tai yra ilgalaikis mūsų įpročių keitimo projektas. Ir žmonių įpročiai keičiasi po truputį. Ir pereiti lietuviam iš nuosavų automobilių į dviračius ar tai kitas transporto priemonės, tarkim elektrinės, yra pakankamai sudėtinga, bet tikrai yra jau ne pirmi metai daroma ir infrastruktūros plėtra. Tas tikrai duoda ženklų pokytį ir tikrai galim pasidžiaugti, kad šiuo metu metų pabaigai yra beveik 46 000 elektromobilių užregistruota Lietuvoje. Ir jeigu lyginant su 20 metais, tai proveržis yra maždaug 16 kartų net. Kartų. Tai tikrai džiugina, kad vis tik lietuviai pereina prie žalio to kurso ir renkasi elektromobilius ir kitas darnaus judumo priemonės savo kasdieniniam gyvenimui. Užsimenėm apie elektromobilius ir būtina tada paminėti įkrovimo stotelių elektromobiliams plėtrą. Ir čia norėčiau paminėti, kad dalies stotelių rengimas yra finansuojamas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Taigi, ir elektros stotelių prie daugiabučių, prie privačių namų jų daugėja, kaip daugėja ir elektromobilių. Bet vėlgi, kaip tai sekasi
mažesniems miesteliams. Ar galim tikėtis, kad net ir nedidelis bažnytkaimis turės savo elektros įkrovimo stotelę? Kita vertus, jeigu ten nėra elektromobilių, ar reikalinga tokia stotelė? Na, manau, kad infrastruktūra tikrai pasieks netgi ir mažiausius kaimus ir miestelius, nes vis tik yra skatinami ir privatus infrastruktūros įrengėjai diegti, taip pat labai skatiname savivaldybę savo darnaus judumo planuose numatyti vietas infrastruktūros įkrovimo įrengimui, kad galima būtų kuo arčiau daugiabučių ir įrengti tą infrastruktūrą ir kad žmonės galėtų pasikrauti elektromobilius ir būtų tas prieinamumas užtikrintas. Taip pat labai svarbu, kad ta infrastruktūra atsirastų ir, tarkim, prie socialinių objektų, tai ir prie mokyklų, ligoninių, oro uostų, taip, kad kuo žmogus turėdamas elektromobilį galėtų kuo patogiau, kuo mažiau savo laiko sunaudodamas tą padaryti. Tai tikrai tas, manau, išsiplės ir vėlgi yra skatinami taip pat ir modernizavimo fondos ir lėšomis tas plėtra ir kitų ES fondų plėtra. Dabar numatomi vėl nauji periodai finansavimo, kur vėlgi bus finansuojamas tas infrastruktūros įrengimas. Ir taip pat šiuo metu yra beveik visoje Lietuvoje jau įrengta beveik 5000 įkrovimo stotelių. Mūsų siekis yra iki 2030 metų turėti 6000 įkrovimo stotelių. Tai iš tikrųjų pažanga yra didelė ir vėlgi, jeigu lyginant su pačia pradžia, tai yra 20 metais, tai vėlgi kartais auga tas įkrovimo stotelių skaičius ir tas yra gerai, kad jos atsiranda ir prie didžiųjų kelių, prie regionuose irgi, nes žmonės elektromobiliais jie juda visur. Tai yra ne tik didieji miestai, tai važiuojam ir turistauti lygiai taip pat į tuos, pavyzdžiui, Trakus aplankyti, tarkim, ar tai ten Druskininkus. Ta prasme, tas judėjimas yra po visą Lietuvą. Ir siekėmybė, kad užtikrinti žmonėm tą patogų, greitą įkrovimą. Ir manau, kad tas irgi skatins tų pačių vėlgi grįžtant elektromobilių įsigijimą. Ir tuo pačiu ir tą darnų judumą mes plėtosim toliau. Kai kalbam apie patogumą, tai ir turime omeny ir tą patį darnų judumą, ir vieningą bilietą, viskas žmogaus patogumui, nes, iš tikrųjų, jeigu bus patogu gyventi, žmonės tuo naudosis. Ir dar apie vieną naujovę norėčiau su jumis pakalbėti, apie skaitmeninį radiją, kuris jau žengia į mūsų kasdienybę. Kodėl skaitmeninis radijas? Kuo jisai skiriasi nuo įprasto mums? Skaitmeninis radijas tai Europoje tai nėra naujiena. Ir pas mus nėra naujiena. Iš tikrųjų, jau kai kurios radio stotis žengia į tą skaitmeninę platformą. Bet vėlgi, sakykite, kaip jeigu skaitmeninis radijas atsiras, senasis analoginis radijas dings? Kol kas, vertinant dabartinės perspektyvas, tai manau, kad keletą metų turėtų būti pereinamasis laikotarpis ir skaitmeninis radijas ir mūsų tas tradicinis FM dažnių radijas, jie turėtų veikti lygiagrečiai, nes vėlgi turbūt ir gyventojų įpročių yra klausimas. Ir taip pat vėlgi dalis mūsų gyventojų yra pasienio regione gyvena. Ir šiuo metu, jeigu taip skaitmeninio radijo plėtrą daryti, tai šiek tiek yra rizikų šitoje vietoje. Tai kol kas būtų abudu. Bet skaitmeninis radijas tikrai yra perspektyvoje ir manau, kad iki 28 metų yra
tikimybė ir noras jį įdiegti Lietuvoje, tai būtų tikrai ir išplėstų, kaip sakant, galimybės tom pačiom radio stotim, kūrėjam vėlgi atrasti savo nišą, savo transliacijas. Ir, pavyzdžiui, dabar yra susiduriama, kad FM dažnių jisai, diapazonas jisai ribotas yra. Jau dažniai išnaudoti, ar ne? Tikrai yra labai ta paklausa didelė ir pasiūla šiuo atveju yra tikrai neužtikrinanti poreikių. Tai perėjimas į tą skaitmeninį radiją viena būtų kaip iš opcijų tą padaryti. Taip pat, skaitmeninis radijas vėlgi jau dabar yra, tarkim, nuo 20 metų įdiegiamas automobiliuose, tai manau, kad dalis klausytojų lengvai labai pereitų prie šitos transliacijos. O gyventojams vėlgi būtų pasirinkimas, kad galima būtų įsigyti specialius imtuvus, kur būtų transliuojama. Senaisiais imtuvais jau skaitmeninio radio nepagausim, ar ne? Ne, jau tada reiktų arba... Ir automobiliuose turėtų būti jau nauji radio imtuvai, o ne senieji. Taip, jau turėtų būti atnaujinamas, tai kad būtų užtikrinamas, bet vėlgi tada skaitmeninis radijas, tai būtų toksai kaip ir kokybė, nes būtų švarus garsas, didelis pasirinkimas. Ir vėlgi dar svarbu paminėti, kad skaitmeninio radio kaip ir viena funkcijų galėtų būti pranešimų siuntimas. Netgi, tarkim, jeigu jūsų radijas būtų tuo metu išjungtas, tai tarkim kažkokia tai informaciniai ar tai ekstremalių situacijų pranešimai, jie galėtų būti atsiunčiami gyventojams. Tai vėlgi čia būtų kaip ir pliusas, vertinant mūsų dabartinę geopolitinę situaciją. Ir viceministrė, dar norėčiau pakalbėti apie vieną paslaugą, kuri kaip ir yra savaime suprantama, mes prie jos esam pripratę, bet dabar kaip ir visi periname tą patį skaitmenę elektroninę erdvę. Aš kalbu apie pašto paslaugas, universalias pašto paslaugas. Laiškų rašome minimaliai, popierinių laiškų, rašome elektroninius laiškus. Atvirukų, dar iš įpročių, iš inercijos gal yra tokių gerbėjų, kurie dar siuntinėja atvirukus švenčių progą. Bet mažėja besinaudojančių. Kaip bus su universaliomis pašto paslaugomis? Ar jos nedings iš mūsų gyvenimo? Ar jos pereis į privatininkų rankas? Kodėl mūsų paštui reikia šitos paslaugos? Universalioji pašto paslauga tai yra tokia kaip ir valstybės suteikta funkcija, kad užtikrinti pašto paslaugų pasiekiamumą visiems šalies gyventojams, kad jis būtų nepertraukiamas, ir netgi mažiausi kaimeliai gautų šitas paslaugas per nustatytą terminą. Tai vėlgi su šia paslauga taip pat yra integruojasi ne tik tai pašto korespondencija, bet taip pat ir siuntos, ir pensijų gavimas, periodinios spaudos gavimas. Taip pat žmonės užsisakydami šią paslaugą, jie gali užsisakyti ir mobilų laiškininką, tai vėlgi pagal jų poreikius atvyktų pas juos į namus ir jie galėtų gauti, tarkim, ir įsiųsti paštą, ir įsigyti kažkokias kitas paslaugas. Tai vėlgi šita paslauga yra reikalinga būtent mažesnių kaimelių gyventojams ir miestelių. Tai manau, kad tikrai tai turėtų būti užtikrinama tokia kaip ir valstybės funkcija, nes komercinis paslaugų tiekėjas jisai vis tik žiūri tos pelningumo pusės. Ir jeigu, tarkim, pamatytų ilgainiui, kad pristatymas šios paslaugos jisai taptų nebepelningas, tai tikėtina, kad arba kaina išaugtų, arba tos paslaugos teikimas tam tikrose Lietuvos vietose būtų apribotas. Ir prie ko mes grįžtumėm, tai kad gyventojai vėlgi nebūtų užtikrinamas tas pašto paslaugų pasiekiamumas. Bet valstybei užtikrinti pašto paslaugą juk kainuoja irgi ir nepigiai.
Taip, valstybės funkcijos ir yra, kad valstybė veikia dėl gyventojų. Tai valstybė nėra verslo objektas, ir valstybės funkcijų vykdymas, jisai apmokamas dalinai iš biudžeto lėšų, bet užtat gyventojai gauna garantuotas paslaugas, taip, garantuotas paslaugas, tai kokybė, prieinamumas, ir tikrai, kad netgi ir mažiausias kaimo žmogus, jisai tikrai gautų ir pensiją, ir laikraštį, ir, tarkim, ir išsiųstų laišką savo vaikam gyvenantiem didmiestį. Viceministrė, o kada pati rašėte ir siuntėte tą tikrą laišką, ne elektroninę? Aš teisybę pasakius nepamenu, nebent iš kažkokios užsienio kelionės atvirlaiškį čia į Lietuvą. Tiesą pasakius, senokai. Kažkaip tikrai patys perinam dalinai prie skaitmeninių laiškų, bet kas liečia siuntas ir siuntinius, tai ta paslauga tikrai turbūt pas mus kiekvienai yra labai reikalinga ir patraukli ir dažnai naudojama. Tai vėlgi turbūt reikia, kaip sakėt, nepamiršti tų dviejų dalykų, tai kad pašto paslauga ne tik korespondencija, bet taip pat ir siuntiniai yra. Ir mes tikrai turbūt naudojamės dažnai. Paslauga iš mūsų kasdienybės tikrai nedings. Tikrai manau, kad taip. Ačiū viceministrei Akvilei Danieliai, kad šiandien važiavote kartu su mumis. Aptarėme daug įvairių temų, bet manau, tai ne paskutinė laida ir ne paskutinis mūsų pasivažinėjimas. Ačiū Jums, ačiū žiūrovams ir dar priminsiu, kad daugelį projektų, apie kuriuos mes čia kalbėjome, remia ES.